Penktadienio kovo 1 dienos Jurbarko žiniose matysite. Išankstiniuose balsavimuose jurbarkiečiai buvo aktyvesni nei prieš 4 metus. Kompozitoriui ir dainų autoriui Kęstučiui Vasiliauskui suteiktas Jurbarko rajono garbės piliečio vardas. Regalijos bus įteiktos kovo 11-ąją. Prieš paskutinėme šios kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtintas rajono biudžetas bei pritarta naujos gamyklos Jurbarke statyboms. Vasario 27-28 dienomis vyko išankstiniai balsavimai rinkimuose į savivaldybių tarybas bei tiesioginius merų rinkimus. Balsuoti iš anksto rinkėjai visų Respublikos savivaldybių pastatuose galėjo tomis dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Kaip skelbė Vyriausioji rinkimų komisija, teisę balsuoti iš anksto pasinaudojo 78 743 rinkėjai, kas sudaro kiek daugiau nei 3% visų rinkėjų sąrašuose įrašytų rinkėjų. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis išankstiniuose balsavimuose dalyvavo 67 452 rinkėjai. Daugiau nei 11 000 balsavo specialiu paštu bei 83 000 namuose. Daugiausiai išankstinio balsavimo metu balsuoti atėjo Vilniečių – 11 706. Kaune balsavo 5 775 bei beveik 3 000 rinkėjų Klaipėdoje. Išankstinio balsavimo metu balsavo mažiau rinkėjų nei prieš 4 metus. 2015 savivaldybių tarybų rinkimuose išankstinio balsavimo metu balsavo 126 862 rinkėjai. Tai yra vos 5% rinkėjų įrašytų į rinkėjų sąrašus. Tuo tarpu 2016 Seimo rinkimuose išankstinio balsavimo metu balsavo 87 059 rinkėjai, kas sudarė beveik 3,5% visų rinkėjų įrašytų į rinkėjų sąrašus. Pasak Jurbarko rinkimų apygardos komisijos pirmininkės Vitalijos Juzėnienės, jurbarkiečiai aktyvesni buvo antrąją išankstinių balsavimų dieną, bei tvirtino, jog skirtingai ne prieš 4 metus, nei didelių pažeidimų ar nusiskundimų sulaukta nebuvo. Na tai išankstiniai balsavimai jau persirito į antrą pusę, jau turime antros dienos vidurdienį, galima taip sakyti. Kokie rezultatai? Ar aktyvūs jurbarkiečiai? Kaip ir matote, tikrai aktyvūs. Vakar balsavo 350 žmonių, šiandien jau artėjom prie 200, taip kad aktyvumas nemažas. Sakykite, ar yra kažkokių nusiskundimų, pažeidimų, ar gavote prieš balsavimą, gal balsavimo metu? Žmonės skundžiasi, kad negavo rinkėjų kortelių, tačiau noriu pasakyti, kad į rinkimus reikia ateiti su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka. Ir tada jūs galėsite dalyvauti ir balsuoti, nepriklausomai nuo to, ar jūs turite rinkėjo kortelę ar ne. Ir balsavimas sekmadienį. Nuo kada, iki kada ir jau kokius dokumentus atsinešti pasakėte? Balsavimas sekmadienį, kovo 3 dieną, vyks nuo 7 valandos ryto iki 8 valandos vakaro apylinkėse. Jurbarkiečiai išankstiniuose balsavimuose dalyvavo kur kas aktyviau nei prieš 4 metus. Tuomet teisę balsuoti nerinkimų dieną pasinaudojo 912 rinkėjų. Šiemet šis skaičius didesnis – 980, neįskaitant balsavusiųjų namuose, nes ši informacija dar nepateikta. Daugiausiai išankstiniuose rinkimuose dalyvavo rinkėjų priklausančių Dariaus ir Girėno rinkimų apylinkiai – 171. Vydūno 148, Vytauto Didžiojo 131 bei Naujamiesčio rinkimų apylinkėje turėjo balsuoti 133 rinkėjai. Iš kaimiškųjų teritorijų išsiskyrė Jurbarkai. Išankstiniuose balsavimuose dalyvavo 51 Jurbarkų rinkimų apylinkėje turėjęs balsuoti rinkėjas. Prie rinkimų apygardos sutikti jurbarkiečiai paklausti, kodėl balsuoja iš anksto, nurodė tas pačias priežastis – negalėjimą dalyvauti sekmadienį, tikrąją rinkimų dieną. Tai sakykit, kodėl balsuojate šiandien, o ne sekmadienį? Išvykstame sekmadienį, šeštadienį nebūsime Jurbarke, tai ir balsuojame. Ar sunku buvo jums apsispręsti?
Ne, tikrai nesunku. Ateinate balsuoti iš ankstiniuose rinkimuose. Kodėl šiandien? O todėl, kad sekmadienį išvykstu ir negalėsiu prabalsuoti sekmadienį. Sakykite, ar esate tvirtai apsisprendus, už ką balsuoti ir... Taip. Kaip vertinate visą rinkiminę kampaniją? Ar užteko jums informacijos apie kandidatus, apie jų programas? Gal kas domisi, tam ir užteko. Sakykit, kodėl balsavo šiandien, o ne sekmadienį? O kad pasenusios jau esam labai jau. Pasenus, jau, man patogiau čia dabar. Sakykit, ar apsisprendusi jau tvirtai buvo, už ką balsuoti? Visą laiką apsisprendus. Žinau, už ką balsuoju kiekvienas iki. Prieš tai viską įsiaiškinau. Ar užteko rinkiminės kampanijos metu jums informacijos apie politikus, apie jų darbus, ketinamus atlikti ir jau nuveiktus darbus, apie jų programas? Viskas užteko, tik reikia domėtis. Čia jau, kai nesidomi, tai ir nežinai, o kai domiesi. Yra dabar televizija, radijas, laikraščiai, jie visi pasako. Priminsime, jog šiemet savivaldos rinkimuose Jurbarko rajone į mero postą siekia 7 kandidatai. Prieš 4 metus turėjome 8. Rinkimuose į rajono tarybą dalyvauja 7 politinės partijos ir 2 visuomeniniai rinkimų komitetai. Vakar vykusiame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje rajono politikai vieningai pritarė vasario 25 dieną apdovanojimų komisijos posėdžio metu priimtam siūlymui suteikti Jurbarko rajono savivaldybės garbės piliečio vardą Kęstučiui Andriui Vasiliauskui. Tokį siūlymą apdovanojimų komisijai pateikė Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos, kultūros centro bei rajono viešosios bibliotekos direktoriai. Garbės piliečio regalijos garbiam jurbarkiečiui bus įteiktos Jurbarko kultūros centre kovo 11 vyksiančio minėjimo metu. Kęstutis Andrius Vasiliauskas nuo 1967 metų dirba Jurbarko Antano Sodeikos meno mokykloje smuiko mokytoju. Šio visiems puikiai pažįstamo jurbarkiečio kūryba kelis dešimtmečius yra neatsiejama nuo Jurbarko muzikinio ir kultūrinio gyvenimo. Per daugiau kaip 50 metų surengta daugybė koncertų, sukurta per 150 muzikinių kūrinių, išleistas poezijos rinkinys, nekartą dalyvauta dailės parodose. Žemė Lietuvos, Brangiausios spalvos ir kitos Kęstučio Vasiliausko sukurtos dainos tapo liaudies dainomis ir nuolat skamba tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. 2011 metais Kęstutis Andrius Vasiliauskas buvo apdovanotas savivaldybės ženklu už nuopelnus Jurbarko kraštui. 2012-aisiais jam įteikta Mikalojos Konstantino Čiurlionio labdaros ir paramos fondo bei Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacijos Nemunas šviesulio nominacija. Prieš savaitę Jurbarko kultūros centro didžiojoje salėje vyko jo kūrybinis vakaras, skirtas asmeniniam 75-ajam jubiliejui paminėti. Vakar vykusiame prieš paskutinėme šios kadencijos Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas 2019 metų savivaldybės biudžetas bei svarstyta ir priimta daugiau nei 30 klausimų susijusių su įvairiomis sritimis. Po posėdžio vykusioje tradicinėje spaudos konferencijoje rajono meras Skirmantas Mockevičius išsamiau pristatė pačius aktualiausius tos dienos posėdžio klausimus. Posėdis buvo ganėtinai ramus, kaip prieš rinkiminis, stebėtinai ramus ir tikrai nesitikėjau tokio ramaus posėdžio, bet tai tikrai noriu padėkoti tarybos nariam dar kartą, nes jau šios iki rinkiminės paskutinis posėdis, nes tikrai dalykiškai bendravo ir nenaudojo savo padėties daugmaž arba labai jau nesinaudojo tam, kad kažkokias tai asmeninės pažadus vykdyti. Tikrai labai gražiai visi sutarėme ir dėl to, kas buvo tarybos sprendime, tik naujai papildomai sutarėme visi, kad skirti 20 000 vargonų, vokiškų vargonų Steinmeier firmos, kuriuos Evangelikų liuteronų parapija išardė Vokietijoje ir dalinai dedas apie turbūt 15 000 savo parapiečių lėšų arba mūsų bendruomenės lėšų, likusius duos savivaldybė ir turėsime didžiulius gražią naują vietą koncertam rengti, kuriuose bus tikrai profesionalūs vargonai, kokių Lietuvoje nėra daug. Tai bus didelė klaida miestui ir traukos objektas. Patvirtinome įstaigų, švietimo įstaigų ataskaitas.
patvirtinome socialinių paslaugų įstaigų ataskaitas, nepritarė šilumos kainos kėlimui Viešvilėje, kurios teikia akcinė bendrovė Požeminė darbai, nes tarybos narių nuomonė neįtikino arba nepakankamai buvo įtikinama priežastis, dėl kurių kainą reikėtų kelti, nes ten buvo dėl biokuro, dėl suvartojimo vandens komitetuose buvo kalbėta, tai dėl to nepritarė. Žinoma, negalbūt to sekantis bus žingsnis vyriausybės atstovų, kuris kreipsis į kainų komisiją, arba į mus kreipsis, kad mes priimtume, bet matyt, bus dar kartą proga padiskutuoti, kodėl šito kaina nors nedaug, bet didėja. Tarybos nariai padėkojo plojimais Ąžuoliuko mokyklos ilgametė direktoriai Blažaitienė, kuri tikrai daug įdėjo, yra viena iš labiausiai patyrusių švietimo įstaigų vadovų darbui su vaikais ir ypač vaikais, kurie turi tam tikrą negalę, nes tokių specialistų nėra daug ir aš tikrai manau, kad jos kaip eksperto pagalbos mums dar prireiks, nes mes sprendžiame problemas, kaip integruoti vaikus arba kaip padėti jiems greičiau pasiekti tam tikrą lygį žinių, gebėjimų, kas yra sudėtinga ir kam reikalinga daugiau gerokai sąnaudų. Nors tiesą pasakius, šiandien išgirdome gerą žinią, vakar prasivežė finansų skyriaus vedėja, jog 300 000, kurių mums šiandieną trūksta, apie kuriuos galbūt nekalbėjo posėdėje biudžeto, tarybos posėdėje, trūkumo pinigų pagalbos švietimo specialistams, vyriausybė, švietimo ir mokslo ministerija žino ir tikrai matyt tą dalį skirs. Bent jau dalį nuo rugsėjo 1 dienos, nes šiandieną trūksta biudžete 300 000 eurų švietimo pagalbą teikiantiems darbuotojams. Taip pat pritarėme, jog švietimo centro direktorė Aušra Baliukynaitė būtų atleista ir priimta į jos laimėtas pareigas konkurso Ąžuoliuko direktorius pareigas. Tai bus nuo rytojos, tai rytoj tiesiog, jeigu kas nori, gali palydėti direktorės abi ir pasidžiaugti ir už darbą, nes tikrai abi yra aukštos kvalifikacijos, vienas iš geriausių ir patyrusių vadovių. Pritarėme projektui pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Barkūnų gatvėje. Tai tikrai svarbus projektas, nes Barkūnų gatvė yra tvarkoma, tai yra gatvė nuo Muitinės gatvės įsukimas į kairę pusę, nes iš toj gatvė taip pat artimiausiu metu iškils techninio aptarnavimo centro pastatas, kuriame bus atliekamas techninės apžiūros. Ilgai buvo derinamas, bet pagaliau labai gražiai dėrės šitie du projektai, nes tai bus takas, bus įvažiavimas į šitą techninio aptarnavimo centrą ir tikrai šitą gatvę jau sutvarkys, nes ten dabar nebuvo nei dviračių tako, nei pėsčiųjų tako. Labai daug diskusijų sulaukė du projektai su Kaliningrado sritimi, su Černiachovskio savivaldybė. Vienas tai yra parkų tvarkymas Černiachovskio ir Jurbarko miestų, antrasis tai 3 amžiaus universiteto universitetui skirtos ne tik jam žinoma, bet ir jam skirtos salės, tai yra mūsų savivaldybės didžiosios salės atnaujinimo projektas. Dėl pačio projektų tikslingumo niekas nesiginčijo, kadangi tai yra projektas, kuriame mums tai reikėtų prisidėti 10% lėšų, 90% skirtų ES iš abipus sienos programos finansavimo, tačiau mes žinome apie tas grėsmės, kurios šiandieną vis dar kabo virš savivaldybės, tai yra 450 000 eurų skola Rusijos federacijos, Niemano rajono, Kituties rajono ir šalia sėdintis vicemeras Saulius Lapėnas išsakė savo nuoseklę nuomonę tuo klausimu, jog nepritarus šiems projektams arba atidėjus tiksliau projektų pritarimą mėnesių laiko būtų galima labiau paspausti Kaliningrado sritį tiesiog plačiai kalbant, bet mano kiek truputį kitokią nuomonę, aš manau, kad priešingai mes, tiksliau aš girdėjau, būdamas Černiachovskai, tai jog šiandieną laukia sprendimo, tikriausiai to ryte sulauksiu skambučio iš vadovų to miesto, iš Kaliningrado srities atstovų, ar buvo pritarta projektų ir ten išlygų negalėtų būti. Tai matyt, priešingai, manau, priešingai ne vicemeras turbūt pasakys savo nuomonę. Aš manau, kad kaip tik mes tik tai
dialogą išlaikydami mes galime tikėtis, kad pinigai bus gražinti savivaldybei, nes jokių kitokių svertų mes neturime. Tai abiem projektam buvo pritarta. Gal štai jau tad norėčiau labai trumpai vicemero nuomonės. Kodėl tokia prieštaringa jūsų nuomonė, nes vis tiek tą sprendimą ruošė visa administracija rodos? Mes praeitą tarybos posėdį esame apsvarstę sutarčių pasirašymo tvarką. Aš vienas dalykas tai mačiau, kad yra tam tikrų netitikimų tarp sutarčių pasirašymo tvarkos ir to, kas yra siūloma dabar posėdėje, o kitas, bene pats svarbiausias dalykas yra, šiai dienai mes esam reikalingi Černiachovskiui. Ir tai, kad jie pirmame etape teikdami, su pirmo etapu teikdami paraiškas neteko partnerių iš Lietuvos pusės, o čia būtina sąlyga tam, kad galėtume pretenduoti į finansinę paramą šitos programos, tai rodo, kad mes esam jiems reikalingi. Nemanau, kad jie turėtų labai greitą galimybę susirasti tos partnerius. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, paraiškos teikimo terminas yra balandžio 17 diena. Mes puikiai žinom, kada VVG Nemunui arba kitiems tiesiog išvakarėse gaunamas pritarimas ir tai nesutrukdo pateikti paraišką vienam ar kitam projektui. Kodėl reikalingas šitas 1,5 mėnesio laikotarpis, kodėl mes jo negalim išnaudoti tam, kad, kaip čia pasakius, švelnia forma paspaustumėm Kaliningrado apskrities administraciją, gubernatoriaus vadovybę, vyriausybę, užbaigti istoriją, tą nelemtą istoriją su Nemuno valymo įrenginiais, bent jau šitą finansinę prasme, tai man sunku pasakyti, tarybos nariai puikiai suvokė, kad pagal Grand kontraktą, pagal kurį mes prafinansavom visą tą projektą ir likom skolingi Lenkams, ko jie reikalauja pagal ikiteisminį reikalavimą, iš esmės mes neturim jokio sverto, jokio teisinio argumento, pagal kurį galėtumėm išsireikalauti šitos pinigus. Nes paraiškos teikėjai ir paramos gavėjai yra išskirtinai Jurbarkas. Jurbarkas privalėjo pagal šitą Grand kontraktą perredaguoti ir pakeisti partnerystės sutartį, jis to nepadarė. O žinant, kad ir visas Grand kontraktas buvo pasirašytas be tarybos pritarimo, tai iš viso yra skandalinga situacija ir manau, jinai tikrai turės istorinį tęsinį. Dar du projektus, kuriuos noriu pakalbėti. Tai pirmas, tikrai pirmą kartą mūsų istorijoje projektas naujos įmonės, uždaros akcinės bendrovės Naista projektas. Už gero pusmečio Jurbarke turi atsirasti nauja įmonė. Įmonė, kurioje bus gaminama metalo konstrukcijos ir skydiniai namai. Ir kuo dar puikus sutapimas tuo, kad įmonė kuriasi sklype Statybininkų gatvė 2F, kurį mes teikiame kaip projektą, kuriame bus tvarkoma infrastruktūra skirta verslui. Tai yra keliai privažiavimo, tai yra apšvietimas, vandentiekio vedimas nuotekų, galbūt ir dujų vedimas ir elektros. Nes visoms savivaldybėm buvo pasiūlyta dalyvauti projektuose dėl verslui skirtos infrastruktūros. Tačiau sąlyga tokia, kad tą sumą, kurią mes gausime iš vyriausybės arba iš tinkamos ministerijos, per 2 metus sutvarkius infrastruktūrą, reiškia, mes turėjome surasti investuotoją, kuris investuotų ne mažesnę sumą, negu bus suma skirta infrastruktūros sutvarkymui. Ir labai gražiai sutapo, žinoma, nesutapo, bet tai buvo darbo mūsų sklypų kūrimo procesas, kad šita įmonė įsikurs čia ir tikrai šiandieną įmonės atstovas jurbarkietis atsakė į tarybos nariam rūpimus klausimus, patikino, kad tikrai tai bus. Vienas yra bet, jeigu mes atliksime visas procedūras, nes ir laiku atliksime, nes tokios procedūrų mes nesame darę, mes nežinome kliūčių, kurios netikėtos galėtų kliudyti, bet labai tikime, kad tikrai tą įsipareigojimą, kurį mes šiandieną, arba tą lūkestį, kurį perdavėme įmonės atstovai, mes įvykdysime.
Kitas tarybos sprendimas tai yra sinagogų aikštės memorialo sutartis, ko gero paskutinė sutartis, kurie galutinai atsirado 2 nauji subjektai, tai yra asociacija Kūrime Jurbarkui, kuri finansuos tą projektą, nes ankstesnės sutartyse nebuvo finansuotojų, ir įmonė, kuri atliks statybos darbus, tai yra uždarasinė bendrovė Jurmelsta. Tai paskutiniai akcentai sudėlioti, jau užsakyta, kiek žinau, yra bazaltas Ukrainoje ir jau darbai jau vyksta. Taip kad dar šiandieną kaip tik bendravau su Izraelio atstovais mūsų partneriais, kurie taip pat kovo mėnesį rengia dar vienas iš paskutinių renginių Izraelyje skirtų lėšų rinkimui, nes lėšų vis dar trūksta pačiam skulptūrinės dalies apmokėjimui, kadangi, kaip žinote, šeima Zundelavičių savo lėšom darė daug ką, patys aukojo savo darbą, atvažiavo čia, dirbo, aukodami savo laiką, bet tai jau detalės yra, galiu drąsiai pasakyti, kad Liepos 19 dieną visų laukiame daugybės svečių Jurbarke ir labai tikimės, kad naujoji prezidentė arba naujasis prezidentas, kas bus išrinktas, prieš tai savaitę bus inauguracija, sekantį savaitę tikrai atvyks pas mus, neabejoju to dalyko. Tai ir visi pirmi Lietuvos asmenys ir daugybė ambasadorių, kurie šiandieną man skambina ir prašo, svečiai iš Vokietijos, mūsų partneriai, baronas von Štetinas, kuris taip pat finansavo šitą projektą. Tai bus naujas gražus projektas, kurio kūrimui nebus naudotos savivaldybės lėšos, tai yra dovana miestiečių, dovana rajono gyventojų, dovana Lietuvos gyventojų ir čia gyvenusių išeivių, būtent mums visiems. Esi laimingas, kai net internetas be jokių įsipareigojimų, nes Baltikum internetas už mažesnę kainą. Laisvė viską keisti. Paprastai, lengvai Baltikum. Kad šilta pavasario diena būtų dar malonesnė, pakvieskite savo draugą puodeliui kavos, kurį pirkdami savo neseniai Jurbarke duris atvėrusioje Kvistijos degalinėje, antrą gausite nemokamai. Ir tai ne vienos dienos ar savaitės akcija. Šis pasiūlymas galioja visą kovo mėnesį, nes Kvistija kviečia jūs draugauti. Nepravažiuok pro šalį, užsuk pas mus ir padovanok savo draugui kava kvepiantį pavasarį. Tai kodėl prieš tave sutirpsta vėl man visi širdies ledai, kai mane tu aplankai. Visas Jurbarko krašto moteris kovo 8-osios proga į Jurbarką atvyksta pasveikinti jau 30 metų scenoje pačias gražiausias dainas dovanojantis šeimyninis duetas Liveta ir Petras Kazlauskai. Jau šlageriais tapusios šio dueto dainos, šventinė ir pakili nuotaika vis dar šildo gerbėjų širdis. Koncerte kartu dalyvaus ir jų dukra, muzikinio projekto muzikinė kaukė dalyvė Ingrida Kazlauskaitė, kartu su šokėjų grupe. Jie primins žiūrovams geriausius savo įsikūnijimų parodymus. Koncerto pradžia 18 valandą. Bilietus į koncertą galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų pardavimo kasose. Prieš tave sutirpsta vėl man visi širdies ledai,
kai mane tu aplankai. Papa, ir paleisti. Kad turėjo būti viešbutis. Gal pasiliekam? Ar žinai, kad čia atvykdavo į šią pilį potauti net pats kunigaikštis Gediminas? Ir ką jis valgydavo? Žvėrelių. Tai tikrai galima pamatyti, kaip gyvena žmonės aplinkui Nemuną.